Šiandien Nemunas svečiuojasi pas labai ypatingą žmogų, pas Stasį Baltakį, kurį sunku apibūdinti, todėl mes nusprendėme, kad jis prisistatys pats. Nes labai sunku yra viską išvardinti. Ir prodiuseris, ir vyno gamintojas, ir buvęs aktorius, ir fotografas. Tralelelelelele. Tai va, mes esame dabar kieme, prie namo, kuriame aš nuomoju 2 butus. Vienas yra, kuriame gyvenu, ir kitas yra butelis vyno Rūsys, kuriame yra mano hobis gyvena, ir mes einam ir ten pasižiūrėsim ir nuo to ir pradėsim pabendravimą. Arbatos jums padarysiu, gerai? Tai einam, Silvija. Gali per pievą. Tau galima per pievą. Gerai, keliaujam per pievą, kertam kampą į paslaptingą rūsį, ar ne? O čia yra Rūsys, atsargiai neapsivoškite. Prašom. Būkite pirma. Vau. Dabar suvaidinkite, kad pirmą kartą čia. Senamiesčio požemiai. Taip. Aš tarp kitų, kai ieškojau buto, kur nuomoti, man aprodė visus butus čia viršų, aš pažiūrėjau, toks vos ne euro remontas. Dar mes čia turim rūselį, atvedė rūselį. Oi, man gerai, bet kurį butą imsiu, kurį Rūselis geras. Tai prašom prisėsti. Tai kas vyksta šiame rūselėje? Rūselėje rusena gyvybė vyno, nes jeigu žmonėms kitiems reikia medituoti, meditacijų kažkokio, ar dar kažko, man meditacija yra vyno gamyba. Aš nenoriu dar sėstis, noriu pasižiūrėti. Gerai, tai va, čia yra gaminami vynai, čia jie bręsta, sensta, o paskui aš juos sudedu į dėžes, užrašau, kas per vynas, kada pagamintas, va čia, pavyzdžiui, Bernardinų vynas, 23 metų. Ar čia šitas vynas, kuris laimėjo? 22 metų. Šiemet Bernardinų 22 metų buvo pripažintas geriausiu lietuvišku baltų vynu vyno čempionate arba vyno varžybose. Tai hobis peraugęs yra į profesionalumą. Vyno klubas. Ne profesionalumas. Va, kaip tik aš galiu ir parodyti. Čia yra mano baltas vynas. Stasys Baltakis. Geriausias lietuviškas baltas. Bernardinų, todėl kad vynoginai yra prie Bernardinų. Negalima pavadinti jų vynogynų, nes yra namo teritorija, aptverta tvora ir ant tos tvoros auga vynogės, tai koks čia vynogynas? Vynogynas, bet tai yra 50 krūmų. Tai yra vienintelis vynogynas Vilniaus mieste. That's a fact. Bam. O kaip yra gaminamas vynas? Koks jo yra visas procesas? Vynas yra gaminamas išspaudžiant iš vynuogių sultis ir po to sultėse turi būti pakankamas kiekis cukraus, taip vadinamasis briksas. Ir jau kada vynuogė pribręsta, jinai turi tą pakankamai aukštą briksą ir tada reikia sutraiškyti tas vynuogės. Aš traiškau kojomis, atsistoju tokį kinematografišką. Daiktas sutraiškau kojomis ir paskui ir fermentuojasi. O fermentacijos metu iš cukraus bakterijos gamina alkoholį. Kaip žinia, vynas yra alkoholinis. Nealkoholinis vynas nėra vynas. Va, ir tada jį reikia sustabdyti, išskaidrinti, pastatyti į lentyną, kad jisai bręstų ir po kokių metų, aš supilstau butelius. Ir tada užrašau, va, tik po metų, ar ne? Tik po metų. Ir po to geriamas dar gali būti po kelių metų. Aišku, vieni vynai gali būti Rūsyje 20 metų, kiti 2 metus. Čia skirtingai, kaip yra vynas pagaminamas, kokios yra sultys, nes vieni vynai turi ilgesnį gyvenimą, kiti trumpesnį gyvenimą. Paprastai kiekvienas vynas turi savo gėrimo langą. Aš į savo vynus dedu labai mažai sulfitų, nes aš žinau, kad jis laikomas Rūsyje. Jis niekada neturėjo saulės tiesioginių spindulių, tai jis gali ilgiau būti. Tai mano vynai yra ir gali būti ir 6 ir 7 metų. Ir aš kaip tik beje turiu vieną butelį vyno, vakar netyčia radau. Čia yra vynas ir 18 metų ir čia yra Manto Kvedaravičiaus, mano žudyto Rusijoje draugo, mėgiamiausias vynas. Jam visada labai šitas vynas patikdavo ir aš specialiai jam beveik gamindavau. Petit Verdot. Aš paimu vyno butelį. Žiūrėjau, kalifornietiškas Širazas, 24 metai, kovas, sta, su parašu. Va toks dizainas. Ne, aš tikrųjų, reiktų turėti etiketę, reiktų gražiai rašyti, bet man svarbiau yra turbūt vynas ir procesas ir ta meditacija, negu kad kažkoks dizainas. Ir čia mes irgi stojame prie... Čia yra ne mano gamybos, čia yra tokie, kur aš sėdžiu dažnai aukcionuose.
arba draugai parūpina, arba atvežti vynai. Ir čia yra tokių įvairių keistų vynų nemažai, nes aš mėgstu išgerti vyną irgi. O kaip vyksta aukcione procesas? Aukcione procesas paskelbia vyną ir tada aš daug maž žinau, stengiasi laimėti. Kiek jis turėtų kainuoti, kiek jis kainuoja parduotuvėje tas vynas ir aš tada kažkokią tai kainą siūlau ir jeigu niekas nepasiūlo geresnės kainos, jisai tampa mano ir tada atsisiunčiu ir viskas. Keliauja į Lietuvą. Jo, tai vat. Jie yra visi, kaip pasakyti, tokie įdomesni, kurie, aišku, pagal mano skonį, nes mano vynogiai yra mėgiamiausia Pinot Noiras, bet aš negaminu Pinot Noiro dėl to, kad Lietuvoje sunku. Mano viena draugė vyndarė Rasa ruošiasi auginti Pinot Noirą Lietuvoje, bet jinai daro bandymus. Daug 80 rūšių vynogių turi. Tai jinai sako, kad ir Pinot Noirą pripratins prie lietuviškų. Tai tada gal ir aš auginsiu. Gal kažkada turėsiu vynogyną. Tikra, didelį vynogyną. Jeigu vyndarystė yra kaip hobis, o kinas yra hobis, gyvenimo meilė, ar darbas, kas? Tai turbūt abudu yra dalykai. Man ir kinas, ir vynas patinka, nes jie dera. Vynas ir kinas, kinas ir vynas. Ir yra kino apie vyną. Ir yra vynas apie kiną irgi. Pavyzdžiui, Francis Fordas Coppola yra didžiulis vyno gerbėjas, ar ne? Ir jisai turėjo savo didelis vynogynus Kalifornijai. Tiesa, jau dabar šiuo metu pardavęs yra. Arba yra aktoriai kaip Žeraras Depardieu, jis turi daug vynogynų ir Maroke, ir Prancūzijoje. Arba yra Jonas Malkovičius, toks aktorius. Tai jisai netgi ne tam, kad save reprezentuoti savo vardą, bet jisai netgi mėgsta tą procesą ir jis pats auliniais batais vaikšto su savo žmona ir jie patys geni vynogės ir augina vynogės Prancūzijos pietuose. Jie turi vynogyną, kuris vadinasi LQLC, La Quelle de la Coste. Bijau, kad aš prancūziškai nelabai. Tai vat ir jis yra didžiulis vyno gerbėjas. Nėra koks nors girtuoklis, bet jisai gamina vyną ir jis jaučiasi tame procese gerai. Kaip aš jaučiuosi. Labai daug inspiracijų, ar ne? Taip, su kino pasauliu ir vynu. Tai aš ir norėčiau paklausti, kadangi Nemunas yra toks kaip Kauno žurnalas, mane labai domina tavo gyvenimo periodas Kaune ir būtent darbas Kauno dramos teatre. Kokie yra prisiminimai, ar yra kažkokių gal istorijų, kažkokių nutikusių, kas būtų tiems, kurie iš Kauno aktualu paklausyti, visai smalsu. Kai buvai aktorius tas laikotarpis? Kauno dramos teatras buvo labai stiprus ir buvo Vaitkaus periodas. Ir kai mes studentavom ir dar prieš studentavom, tai buvo tiesiog, dar Nekrošius tada nebuvo didelis kaip režisierius, o buvo Vaitkaus spektakliai, tai buvo atgaiva. Ir nesvarbu, koksai spektaklis, visi jie buvo reiškiniai ir kiekvieną reikdavo matyti ir po daug kartų ir pabūti jame ir padalyvauti, dar kaip studentui būnant. Ir mes tiesiog frazes kartais kartodavom, kaip būdavo Karalius ūbas. Aktorius Valašinas, amžinatelis Viktoras. Kur pažvelgsi vieni rusai? Visa salė. Buvo tokie momentai tiesiog. Arba iš Barboros Radvilaitės ten Jurašų pastatytos, arba iš kitų Vaitkaus spektaklių. Tiesiog buvo teatras, tada man įrodė, kad jis yra gyvenimas, kad jis yra gyvas ir buvo labai įdomu. Ir būti aktorium ten buvo ir įdomu. Nors aš ten nebuvau didžiulis aktorius, vis tiek ten tekdavau pabendrauti su juokingais aktoriais kaip Antanas Barčas, amžinatelis, nes kiekvieną dieną būti su juo kartu vis kažkokį tai juoką sukeldavo. Arba Vytautas Grigolis, tie humoravimai jų, arba Šinkariuko pasakojimai buvo tiesiog fantastiškas metas. Bet aš labai anksti išvažiavau, aš buvau aktyvus sąjūdžio dalyvis ir aš pirmam sąjūdžio suvažiavime dar su savo studentais, nes aš vadovau folkloriniam ansambliui ir Žemės ūkio akademijos folkloriniam ansambliui ir kartu su Arvydu Lebeliūnu mes globojom KPI, liaudės teatras buvo toksai. Tai vat kartu mes su studentais dar nuvažiavom pirmas. Dar nuotrauką turiu, atsimenu, su Landsbergio tėvais, su Vytauto Landsbergio, su profesoriaus tėvais, su savo studentais. Ir aš paskui išemigravau, nes išvažiavau į Vokietiją ir ekonominiais sumetimais, aišku,
O po to iš Vokietijos išvažiavau į Kanadą ir ten gyvenau beveik 20 metų. Tas Kanados periodas toks ilgasis, kas ten vyko? Nes žinom, kad buvo glaudžios sąsajos su fotografija, ar ne? Taip, aš turėjau parduotuvę ir fotolaboratoriją, tokias, kur 35 mm juostelės būdavo išryškinamos per valandą. Atsimint, buvo tokia, gal kažkas dar atsimena. Kur atneša žmogus juostelę, padeda ir sako, man padarykit 4x6 arba 10 ant 15 arba 13 ant 18 į albumą. Išryškinkit ir įklijuosiu į albumą. Ir aš turėjau tokią parduotuvę ir ten 10 metų praleidau Vankuverio saloje, Viktorijos mieste. O Viktorijos miestas yra toksai kaip Kanados turizmo sostinė. Labai gražus, perdėm gražus, netgi saldžiai gražus, gamta labai graži. Žiemos nebūna, kolibriai skraido, palmės auga, visiškai ne Kanada, bet Kanada. Ir ten visokių būdavo nuotykių, nes kai dirbdavau aš vasaromis ten be išeiginių, net ir šeštadieniais ir sekmadieniais dirbdavau, kaip verslo savininkas, tai visokių ten būdavo nuotykių, ateidavo daug žymybių, nes miestą visi lankydavo. Tai ir Barbara Streisand buvo, ir Kenny G buvo pas mane parduotuviai, ir Rodžeris Mūras, su juo labai ypatingai įdomi istorija buvo. Galiu netgi papasakoti. Papasakok. Atėjau kažkaip, mano draugas dirbo, aš buvau į banką išbėgęs ir ateinu, sakau, žiūrėk, kas čia per nuotraukos, čia Malcolmas McDowellas tos sūnus, kas čia jas atnešė? Kažkoks tai Mūras atnešė. Ir ateina tas Mūras ir sakau, ponia Mūrai, ir čia iš tikrųjų Malcolmas McDowellas, jūsų nuotraukas? Jo, čia Malcolmas, mes čia filmuojam filmą. Oi, kaip aš jį mėgstu, kaip aktorių. Tai gerai, aš jį rytoj atvesiu. Ir jis atveda kitą dieną Malcolmą McDowellą, kad atsimint nuotrauką, kad ėjo pasivaikščioti turbūt, visai nes šalia viešbutį gyveno, nes centre buvo ta parduotuvė mano. Ir aš su Malcolmu McDowellu kalbuosi ir sakau, kaip man patinka, kaip jūs vaidinate prisukomam apelsinę, kaip perėjoje, kaip vaidinat, kaip Kaligulai, koks jūsų vaidmuo, ten detalės tokios. Arba kaip jūs teatre vaidinat, kaip Pinterį su Laurence Olivier, kaip jūs sargės, jūsų ten tos detalės. Sako, ne, Pinterį aš ne su Laurence Olivier, o su Johnu Gielgudu. Oi, atsiprašau, taip, su Johnu Gielgudu. Ir mes taip kalbamės. Ir po to aš draugams parnešiau nuotraukas, aišku, nusifotografavau su jais ir parnešiau nuotraukas. Ir jie sako, Džeimsas Bondas buvo tavo parduotuvėje? Aš jums sakau, o tai kas yra Džeimsas Bondas? Aš tikrai nežinau, kas yra Džeimsas Bondas, nes vis tiek iš Sovietų Sąjungos išvažiavęs ir tik Tarkovskį domėjęsis kokį nors. Ir tai atėjo po to, dar vieną dieną atėjo jisai padaryti išdidinimų, ten tų enlargementų vadinamų. Ir aš sakau, ponia Mūrai, aš atsiprašau, kad aš jūsų nepažinau. Sako, ne, čia viskas tvarkoja, sako, man labai patiko, kad aš gatvės negaliu pereiti, kad manęs net pažintų. Ir staiga tu žinai visas detalės apie Malcolmą McDowellą ir tu visiškai nieko nežinai apie mane ir net nepažinai manęs. Kokia čia sąskaita? Sakau, čia apie $70. Tai va tau 100 už tai, kad nepažinai manęs. Tokia. Buvo istorija. Prisiminimas. Įdomus darbas, ar ne? Nuotraukų visokių. Buvo įdomus. Nuotraukų visokių pamatai, aišku, nuo nešvaraus kokio nors parnuškės būdavo, bet būdavo kartais pamatai nuotraukų tokių žymių žmonių arba kaip jie galvoja. Vis tiek, žiūrint, nuotrauka yra toks daiktas, kur žiūri į ją ir matai, kaip žmogus mato pasaulį. Tai toksai šiek tiek bendravimas su žmonėmis. Bet kadangi buvo centre, pačiam turizmo sostinės centre, taip labai daug užeidavo žmonių apsipirkti. Ir visokių netgi kuriozų būdavo, kaip šitas, ar ne, arba kaip Johnas Travolta buvo užėjęs į parduotuvę ir kaip jo mano darbuotojai jo net nepažino. Manęs irgi tuo metu nebuvo parduotuvėje, o jinai Travoltos ten ar žmona, ar draugė, nežinau, apsipirkinėjo, o jisai tik nuotraukas žiūrėjo. Ir kaip jinai po to tik sužinojo, paskaitė spaudoje, kad buvo Travolta mieste ir pasirodo, jis buvo jos parduotuvėje. Mano parduotuvėje. Arba dar viena labai graži istorija buvo, užėjo porelė ir kaip tik tada snigo, buvo žiema, 96 metų, atsitiko anomalija ir prisnigo. Šiaip tame mieste beveik nebūna sniego ir miestas turėjo tik vieną valymo įrenginį.
traktoriuką tokį ir staiga prisnigo. Ir prisnigo labai daug. Ir, to sniego pradžioje užėjo porelę nusipirkti juostų, išryškinti kažką tai. Ir aš su ta moterim bendrauju, jinai su akcentu šiek tiek kalba, bet labai gražiai angliškai. O vyriškis juos žiūrėjo ant sienos, buvo viena siena parduotuvės, buvo tik viena mano kelionių fotografijos, kur aš važiuodavau, keliaudavau ir darydavau atvirukus iš to ir pardavinėdavau tuos atvirukus. Ir jis taip žiūri, o ten visokių atvirukų, ir Vilnius buvo, ir universitetas buvo, ir šiaip kelionės. Žiūri, o kampe parašytas Stasys. Ir tada jis sako, who is Stasys? Sakau, I am Stasys. Jis tada atsisuka man ir sako, labas ponas, aš Romas Vaštokas. O jo žmona Ona apsipirkinėjo. Lietuviškai, taip, labai lietuviškai. Ir jisai pasirodo buvo, dabar jis visai neseniai mirė, profesorius, antropologijos profesorius iš kanadietis, bet jisai grįžo į Lietuvą, apsiženijo savo žmoną Oną, jie labai gražiai ir ilgai gyveno, didelis amžiaus skirtumas tarp jų buvo virš 30 metų. Ir va taip su Romu susipažinau ir po to aš kelis kartus jie Prancūzijoje nusipirko presbiteriją seną, gyveno Prancūzijos pietuose ir dabar Ona dar ten gyvena, jie restauravo tas patalpas ir taip mes su jais susipažinau. Jis buvo irgi kino fanatas ir darydavo dokumentinius filmus, kartu su Ona jie filmavo. Tai taip susipažinau su Romu Vaštoku. O šiaip mano klientūros tarpe daugiau lietuvių ir nebuvo, iš tikrųjų. Tik jis vienas ir buvo. Nes užkampis toks vis tiek palyginti. Nors ir Kanados turizmo sostinė, bet užkampis lietuviams buvo. Sakai, irgi kino fanatas. Aš žinau, kad tu fanatas nepriklausomo Amerikos kino. Taip, aš dėsčiau tokią discipliną. Jo. Kas ten yra tokio? Ar čia dėl gyvenimo aplinkybių, ar tiesiog labai patinka idėjos, stilistika, kurie režisieriai? Aš galvoju, kad Amerikos nepriklausomas kinas yra toks pats artimas Europos kinui, kurį mes vadinam arthausu, ar nežinau kaip čia pavadinti būtų, arba tuo autoriniu kinu. Nes visas kitas Amerikos kinas, jis nėra toks autorinis ir autoriaus vadovaujamas, ar ne, authors driven, kaip čia pasakyti lietuviškai būtų gerai, net nežinau. Bet jisai yra artimiausias tam tradiciniam europietiškam kinui, kuris yra sponsoriuojamas valstybės dažniausiai, ar ne, valstybės pinigų, o ne pinigų vedamas. Nes Amerikos kinas daugumoje atveju, kaip ir turėtų būti kinas, jie yra vedami, vadovaujami pinigų, ar ne, yra pinigai ir jie turi padaryti pinigus. Vis tiek kinas yra verslas. Tai, kad mes esame europiečiai išlepę ir mes darome iš kino meną, čia yra mūsų didelė privilegija ir mūsų didelė laimė. Nes iš tikrųjų kinas yra nuo pat savo atsiradimo, nuo pat Edisono, kai jis išrado kiną, jis buvo, gal Edisono laikais netgi nebuvo kinas, bet Liumjerai padarė kiną verslu. Jiegi nufilmuodavo, nebuvo dar tai kinas, nebuvo tai filmai, tai buvo traukinio atvažiavimas, ar ne, arba žmonės išeina iš fabriko, tai buvo tik kamera pastatyta ir nufilmuotas veiksmas, bet žmonės rinkdavosi į sales, mokėdavo pinigėlį ir šitaip Liumjerai darė pinigus. Kinas tapo kinu tik tais nuo Porterio laikų, kai Porteris išrado montažą. Kai jau sukarpė istoriją. Menas. Taip, arba kaip sakykime, kitaip išgavo dar didesnę emociją. Buvo emocija ir Liumjero kine, nes kai atvažiuodavo traukinys, žmonės būdavo palenda po stalu. Arba viens už kito slepės, kad traukinys ant jų neužvažiuotų. Ne? Bet čia tai yra nežinojimas technologijų ir supratimo. O kai Porteris sukarpė kiną, kai jisai galėjo padidinti emociją arba sukelti emociją arba sukurti tą emociją ir įtampą žiūrovų tarpe, nes tas pirmas Porterio filmas 904 metų, kai yra amerikietiškas ugniagesys, ar ne, ten yra, kai vyksta gaisras, žmonės paskambina į gaisrininkams, gaisrininkai leidžiasi, sėda į savo karietą, arklių vežamą, ar ne, ir ta karieta važiuoja per, ne karieta, sakykime, mašina, gesinimo mašina, važiuoja per miestą, žiūrovai visi šaukia, greičiau važiuokit, nes ten jau dega, nes ten karts nuo karto Porteris parodo, kaip dega, kai ten mama dėl savo vaiko aimanuoja, jinai, už galvos susiėmusi. Tai sukūrė tą dirbtinę įtampą. Kai kinas pradėjo vadovauti žmonių emocijoms arba
režisierius galėjo nukreipti į vieną pusę arba į kitą, tai tada atsirado iš tikrųjų kinas. Bet visą laiką tai buvo verslas, tai buvo pinigų surinkimo mašina ir efektinga pinigų surinkimo mašina. Tai buvo 20 amžiaus pradžia, kino industrija vystėsi taip sparčiai ir taip greitai ir taip efektingai, ką galima būtų palyginti tik tai su interneto arba netgi su porno industrijos vystimusi ir pinigų generavimo metodu, ar ne? Tai ką noriu pasakyti, būtent atsakysiu klausimą, dabar pabaigsiu atsakymą, kad Amerikos nepriklausomas kinas tai yra, ką mes turime čia Europoje. Ta privilegijuota kiną, tokio kino kūrimą, kuriame atėjęs į kino teatrus, tu gali praplėsti save, savo žinojimą, savo jausmų skalę, arba žiūrėti tai, kas tau patinka, arba atsipalaiduoti taip, kaip tau patinka, kad nebūtų vien tik tais tokia kaip Hollywoodo, čia Hollywoodo blogąja, yra ir gero Hollywoodo, ne, bet jo yra mažai ir nedaug ir jis yra kitoks, jis yra grinai pinigų gaminimo mašina, tas, kas kinas ir turi būti, kaip kinas ir yra, bet tas Amerikos nepriklausomas kinas yra daugiausiai. Ir netgi jo gamybos metodai yra taip, nes, pavyzdžiui, Hollywoode yra prodiuseris, pagrindinis žmogus, kuris kas yra prodiuseris, kino prodiuseris, jis sėdi, skaito knygutes ir jeigu knygutė jam patinka, romanas, sakykime, ar kažką, tai jisai galvoja, aha, man reikia įsigyti jo teisės ir jis paprastai nusiperka ne teisės, jis perka opcijas, tai yra teisė įsigyti teisės, ar ne, jis nusiperka opcijas 2 metam, nedaug mokėdamas ir žiūri, kaip tas romanas pasaulyje arba Amerikoje, nes tai yra didžiulė rinka, ar ne, ir daug žmonių, kaip jisai priimamas yra publikos ir ar jis yra potencialus tapti filmu, ar jį priima, ar juo gyvena žmonės skaitydami tą romaną ir tada mato, kad aha, taip, tikrai tas romanas užkabino žmonių širdis ir galvas ir jisai pakerėjo žmonės, verta pirkti teisės ir tada nusiperka prodiuseris teisės ir jisai kuria filmą. Kurdamas filmą jisai ieško pinigų, jis ieško režisieriaus, jis ieško keletą aktorių, kurie sugrąžins tuos pinigus pasiskolintus, ar ne. Tai čia yra toksai grinai holivudinis prodiuserio tipas. Tuo tarpu daugiausia atveju Europoje yra kitaip. Labai retai prodiuseris ieško režisieriaus. Paprastai yra režisierius su prodiuseriu arba susitinka ir sutarė, prodiuseris sužavėtas režisieriaus idėjomis yra ir tada gamina, arba režisierius ieško prodiuseriaus, kas pagamintų jo fantastiškai surašytą scenarijų arba kažkieno tai įgytą scenarijų ir kad prodiuseris padėtų jam pagaminti filmą. Nes mūsuose yra 2 labai svarbus asmenys ir prodiuseris ir režisierius. Ar ne? Prodiuseris atsakingas už, jeigu jau pradėjo daryti tą filmą, jis atsakingas už to filmo pagaminimą ir pinigų gavimą ir kad viskas procesas gerai vyktų ir kad režisierius turėtų laisvę arba šansą padaryti filmą tokį, kokį jis nori. Tai būtų. O Amerikoje vis tiek yra prodiuseris pagrindinesnis negu, tuo tarpu Amerikos nepriklausomam kine yra režisierius turbūt pagrindinesnis negu prodiuseris. Būna režisierius pats yra dažnai prodiuseriu, jeigu paimam kokį Jimą Jarmušą ar ne, jisai ieško, aš noriu su Pandora europietiška kompanija dirbti, ar noriu su tuo dirbti. Aišku, dar tuo labiau, kad Jimas Jarmušas nelabai mėgiamas Amerikoje yra kaip režisierius, jis yra daugiau mėgiamas Europoje, jis yra pats stilius jo yra pasakojimo turbūt europietiškas. Tai tai toks autorinis kinas ir užtat jo ir daugelis jo filmų yra pagaminti europiečių. Arba būna ir amerikiečių pagaminti, bet jie Amerikoje dažnai surenka mažai pinigų. Pavyzdžiui, Dead Menas, ar ne, 96 metų ar 95 metų filmas, jis Amerikoje surinko tik šiek tiek daugiau negu 1 milijoną. Tai yra visiškai mažai ir jis nebuvo populiarus filmas. Aišku, mano nuomonė, tas filmas parodė amerikiečiams, ką jie padarė su indėnais, su indėnų kultūra. Tai toks buvo nelabai priimtinas, toks kaip filmas Furunkulas amerikiečių tarpe. Užtat jo nelabai lankė ir nelabai žiūrėjo ir jis yra, aišku, dabar jis yra kaip kultinis filmas, dabar jau kitaip žiūrimas, jis yra peržiūrimas.
kitos kartos dabar atsirado, dabar yra ta ir demokratija kitokia yra, ir kairoliškumas kitoks yra, tai jis dabar yra žymiai populiaresnis, negu jis buvo, kai buvo išleistas tas filmas. Kaip tik Tenerifėje buvau tokia vienoj mažoj vietiniam tokiam bariuke, kur visiškai vietiniai žmonės ir didelis Deadmano buvo plakatas per sieną, net pasidariau nuotrauką, buvo toks. Tai va, ir būtent Deadmanas tais metais buvo kartu su Larso von Triero Prieš bangas. Jis buvo populiariausias Europos filmas. Tie du filmai buvo populiariausi ir Vokietijoje, jeigu neklystų Prancūzijoje. Aišku, Danijoje galbūt labiau Trieras buvo. Bijau dabar, bet žinau, kad ir Ispanijoje buvo, visur buvo. Tie du filmai buvo pirma, antra vieta arba ten trečia vieta tarp populiarumo. O Amerikoje jis tikrai nebuvo populiarus. Ir aš žiūrėjau premjerą, aš tada gyvenau Kanadoje kaip tik. Ir aš žiūrėjau kanadietiškąją premjerą savo mieste, tik žinoma. Tai buvo 4 salės ir jie visi reaguodavo ne tose vietose, kur aš reaguodavau. Ir aš kartais užsižvengdavau ne to vietoje ir netgi išsigandęs atsisuku, žiūri visi tyliai, žiūri mane kaip į kokį priešą. Kitas humoro jausmas. Kitas supratimas. Kitas perkanimas ir jie galbūt daugelis žiūrovų žiūrėjo kaip į westerną, o ten yra westerno parodija, ar ne? Ir... Tai mes apie tokį kiną šnekam, koks tau patinka. Tai čia yra toks mano kinas ir dėl to man jį patiko dėstyti ir aš Lietuvos akademijoje dėsčiau, muzikos akademijoje ir užsienyje dėsčiau irgi, nes buvo ta profesorių apsikeitimo programa, tai būtent jie mane kvietė ten Metropolijos universitete Suomijoje, aš dėsčiau būtent tą, o ne kitas kokias disciplinas, kurias aš irgi dėsčiau, kai akademijoje dėstytojavau. Dėsčiau aš daugiau ten tų disciplinų, bet man tą artimiausia. Dėl to, kad Amerikos nepriklausomas kinas, netgi jeigu tai yra juodaodžių ar ne afroamerikietiškas, pavyzdžiui, Spike'as Lee, ar ne, yra afroamerikietis, vis tiek jo ta kova, ar sakykime, dabar ypatingai galėtų, netapo, įdomu, nepasidomėjau, bet įdomu, Black Lives Matter, ar buvo Spike'as Lee kažkaip iškeltas? Man atrodo, ne. Man atrodo, ar nėra tik jis pats truputėlį prieš. Įdomu, aš nepasidomėjau. Bet, netgi sakau, jeigu grinai juodaodis Amerikai, vis tiek jis yra proeuropietiškas. Arba Soderbergas, sakykime, jo filmas yra Sex, Lies and Videotapes, ar ne, kuris buvo pirmas amerikietiškas filmas Kanuose gavęs didelį apdovanojimą. Tai jis irgi tokiu stiliumi, gana europietiškai padarytas. Ir buvo tas bendradarbiavimas. Beje, kaip ir ištakos Amerikos nepriklausomo kino, ar ne? Jeigu, sakykime, 53 metų filmas pagamintas Amerikoje Mažasis bėglys, jis buvo labai surištas su italų neorealizmu. Labai tais pačiais metodais pagamintas, kaip nepriklausomas kinas, kur maži biudžetai, kur ne studijoje filmuota, o kažkur gyvenime filmuota, gatvėse filmuota, nes Italijos kinas po karo irgi buvo labai išvogtas studijos ir nebuvo tų pinigų, tai visi tie režisieriai, jie filmuodavo irgi, tas neorealizmas grinai buvo ir amerikiečiai pagavo irgi tą patį, irgi tas Mažasis bėglys tokiu panašiu metodu buvo padarytas. Arba po to jau Bonnie ir Clydas arba amerikietiškas Easy Rider, kaip lietuviškai išverstas yra, lengvabūdis keliautojas, ar ne, irgi jie yra Amerikos nepriklausomo kino ištakose, nes jie pagaminti anksčiau, ten 69 metai. Nes aš galvoju, kad Amerikos nepriklausomas kinas kaip reiškinys susiformavo turbūt kartu su Spike'u Lee ir Jimu Jarmušu 85 metais, tai žymiai vėliau. Tai tie, kuriuos paminėjau, tas Easy Rider ir Bonnie ir Clyde, irgi tokiais panašiais principais europietiškais pagaminti, kur biudžetai nedideli, kaip tas amerikietiškas keliautojas, ne, jie grinai už privačius pinigus pagaminti yra. Nedidelius pinigus, ten imdavo kredito kortelę savo tėvų įkiša Peteris fondą ir ištraukia pinigų ir gamina už tai filmą. Buvo tokie metodai, bet filmas yra didžiulis ir vertas pažiūrėti. Jeigu kažkos nematėt, jeigu nemačius, ar mačiusi? Jeigu kur dviese su motociklu važiuoja per Ameriką. Gal ir nemačius iš tikrųjų. Labai vertas pažiūrėti yra.
Ten yra tikrai įdomus filmas ir pilna apaugęs visų. Vertas didelio ekrano, turbūt būti peržiūrėtas gal net kino teatre. Dabar visai madinga yra klasikinius filmus rodyti vėl iš naujo ir iš naujo, tai labai faina. Ten tikrai žavingas filmas yra. O Lietuvoje, jau kai grįžai į Lietuvą, esi žinomas labiausiai kaip kino prodiuseris tikriausiai. Aišku, kaip dėstytojas mes dabar kalbėjomės, bet mes dabar, kalbant apie nepriklausomą amerikietišką kiną, tarsi išaiškėja, kad turint tarsi Lietuvoje tokią privilegiją dar tam autoriniam, meniniam ar ne, arthausiniam kinui. Bet iš tikrųjų dabar labai stimuliuojama ta kino industrija ir visi labai džiūgauja, kad tas kinas lietuviškas tampa labiau komerciškesnis. Tokia va tendencija. Daugiau matomas festivaliuose, daugiau galbūt perkamas ir daugiau surenka žiūrovų salėse. Tai kaip vertini šitą procesą? Čia gal mes prarandam kažkokį unikalumą? Ne, mes vis tiek turim dvi kino rūšis. Mes turim ir tą komercinį kiną, ar ne? Ir yra tokie, vat, kaip prodiuseriai, beje, kaunietis, ar ne, Mantvydas Žalėnas yra labai ryškus pavyzdys to. Grynai yra kinas, jis atlieka tą kino funkciją, nes į kiną žmonės turi eiti. Ir žmonės balsuoja savo 7 eurais. Perka, balsuoja už kiną. Jie perka bilietus ir jie ir eina. Ir aišku, yra tas privilegijuotasis kinas, kuris yra sponsoriuojamas kino centro ir pagaminamas aukštos ten meninės kokybės, kuris yra žymiai mažiau populiarus Lietuvoje, bet paskutiniu metu eina ir į tuos filmus dėl to, kad tie filmai yra pripažinti tarptautiškai. Ir Sesės, arba Bareišos, arba Saulės Bliuvaitės Akiplėša, irgi jie yra žmonės visai nemažai sulankė, bet nepalyginti su tuo, kas yra komercinėme kine surinkta, kur yra surenkamos milijoninės lėšos, ar ne, kur ar tie 3 milijonai eurų, ar milijonieriaus palikimas, ar ne, jie yra grinai tipiški komerciniai filmai. Nesakau, kad jie yra blogai, irgi jie turi puikių ten momentų, bet kartais atsiranda tas junginys, kaip Igno Miškinio Pietinė kronikas, yra ir lengvas turinys, ir paprasta kino kalba, ir talentingai, profesionaliai sukaltas, nes Ignas vis tiek yra profesionalus režisierius, jo filmai anksčiau buvo tokie galbūt mažiau komerciški ir mažiau sėkmės turėjo, bet yra labai daug niuansų, nes vėlgi čia yra ir prodiuserio, pavyzdžiui, didelį reikia kepurę nukelti Lukui Trimonį, kad jis sugebėjo sukalti tokį filmą, aišku, kartu su Igno pagalba, kartu su scenaristo, su Eglės Vertelytės pagalba, kad filmas gavosi sėkmė visais kampais ir kad sugebėjo Lukas nupirkti muziką, kuris skambėjo ten, tikrai buvo ir nepiginai ta muzika ir nelengva buvo ją gauti, aš pats esu žvejojęs tą muziką ir va Tiger Lilies, pavyzdžiui, mes Nerijaus Milleriaus filme Gyvenimas po mirties, Tiger Lilies mes dvi dainas turėjom nusipirkę, ar ne? Tai žinau, kaip yra brangu ir sunku, ar ne? Ir brangu, ir sunku, ir reikia dėrėtis. Aišku, jie ten dėrėjimas vėlgi buvo, pradžioje paprašė ten 8 000, paskui mes nusileido iki 1000 dėl to, kad filmas yra dokumentinis ir jis neaišku, kiek bus žiūrimas, ir jie šitą suprato, ačiū Dievui, ir nusileido. Bet būna taip, kad nenusileidžia, lygiai taip pat Algio Ramanausko 12 kėdžių, aš norėjau nusipirkti Prodigy dainą, Smack My Bitch Up, tokia yra, tai neišėjo susidėrėti ir jie sako, nu ne, mes vis tiek nenusileisim daugiau ten kelių tūkstančių, jo, ir mums buvo per brangu ir mes nenupirkom, nesugebėjom. O vat Lukas Trimonis šitam filme, ne viena daina yra nupirkta komerciškai, aišku, jos yra to laikmečio dainos, dabar jų kitos kainos yra ir kitas populiarumas. Bet čia prodiuseris derina šitus. Tai be abejo, nes prodiuseris turi padaryti režisieriui nutiesti taką, kelią, kad režisierius galėtų dirbti, daryti tai, ką nori. Aišku, kartais prodiuseris paprašo režisierius, nu būk geras, nu dar tos dainos niekaip neįpirksiu, gal kažką tai kitą, gal sugalvokim. Ir tada jau režisierius turi sutikti, nes jeigu režisierius nesutinka, gali būti didelės bėdos. Ar tau pačiam yra per tavo prodiusiravimo kelią buvo kažkokių tokių didelių iššūkių dirbant su režisieriais? Filmas Izaokas, aš jam tiek daug prisiskolinau pinigų iš aplinkos, iš draugų ir dabar tebemoku ir procentus ir skolas atgal, nors filmas išėjęs prieš 6 metus yra. Ir didelės mano skolos dėl to, kad aš tikėjau, ir filmas geras, ir aš tikiu režisierium, tikėjau Jurgiu Matulevičium, nes jis tikrai labai talentingas, bet atsitiko taip, kad buvo pandemija ir žmonės bijojo eiti kino teatrus,
nėjo ir nieks nematė Izaoko, matė labai mažai žmonių ir lygiai taip pat festivaliai, jie neturėdavo, kadangi buvo salės nelankomas, jie neturėjo pinigų ir jeigu normalus festivalis, žymus festivalis ima filmą, jisai anksčiau arba dabar anksčiau sugebėdavo ten po 1000 ar 1500 žmonių, tai pandemijos metu jie mokėdavo ten 100, 150, tai filmas visiškai neatsipirko. Aš esu dar citatą išsirašusi, kokį komentarą, kad vos tik filmas pasirodė, festivalėje filmas buvo pavogtas, internete jis pradėjo gyventi savarankišką gyvenimą, o mes kūrėjai nebetekome realios galimybės užsidirbti, tai katastrofa. Tai ir piratavimas, kaip suprantu, irgi jo, bet čia buvo... nesu Izaoko. Nesu Izaoko, buvo parašyta prie Izaoko. Rimtai? Taip. Tai nes pavogtas buvo, taip, Rusijoje. Rusijoje jisai buvo 18 portalų atsirado iš karto. Dėl to, kad mes pasirinkom labai prastą platintoją Rusijoje ir jisai... Nutekėjo. Vietoj to, kad parduotis nutekino, aišku, nenorėdamas, bet tokia Rusija vagių šalis yra, kaip beje Lietuva, pas mus irgi labai vagystės klesti. Piratavimas klesti ir žiūrovai nenori, sovietinio auklėjimo žiūrovai nenori suprasti, kad už produktą reikia mokėti. Kavos tai neprašo už ačiū, o filmą tai nori pasivokti. Nu, sakykime, ar ne, nueini į kavinę. Kokia žala? Didžiulė žala. Didžiulė. Taip tiesiogiai visoms kino to viso proceso dalyviams. Kokią žalą daro piratavimas? Didžiulę žalą daro ir aš nežinau, kaip jie netgi... Jeigu filmas yra pilnai sponsoriuojamas valstybės, tvarkoj, tai tada prodiuseris nepatiria didelių nuostolių, ar ne, bet tai nereiškia, kad jis nenori uždirbti, ar ne. Bet jeigu Izaoko atveju, tai buvo valstybė davė tik 100 000, o filmo biudžetas 550. Visi kiti pinigai, išskyrus mokesčių lengvata, tada buvo jinai mažesnė, 20%, tai vat išskyrus tai, ką mes gavom mokesčių lengvatai, ten 130 000, sakykime, buvo valstybės pinigų, o visi kiti buvo privatus pinigai. Aš juos skolinausi iš draugų, iš pažįstamų, ir iš nepažįstamų, ir iš kompanijų, ir moku procentus. Ir moku 10%. Tai gerai, kad aš nesiskolinau iš kokių nors ten mafijos ir jiems nesugebėčiau grąžinti. Žmonės, jo, iš sopranų. O žmonės sugeba suprasti, kad, gerai, dar nukelsim, bet tu mokėk procentus ir aš taip ir darau moku. Bet, aišku, žmonės irgi nori uždirbti, jie skolina pinigus už procentus, jie gauna procentus, dėl to mano tokie gražūs santykiai su tais skolintojais, su kreditoriais, ačiū Dievui, susiklostė, nes aš laiku visada grąžinu tuos procentus. Bet čia matosi happy endas, ar? Bet man labai... Happy endas. Kažkada tai bus, aišku, gal su grabu, nežinau. Bet man labai gerai patiko viena mano kolegė, Dagnė, sako, Stasy, niekada neskolinkis pinigų filmo gamybai, nes tau režisierius net nepadėkos už tai, kad filmas pagamintas. Tai aišku, taip nebūna, padėkoja, bet kad į bėdas įsistūmiau save, tai čia yra faktas. Ir viena mano kita kolegė, kuri žada rašyti knygą apie prodiusavimą, sakė, aš rašysiu knygą ir aš tikrai apie tave parašysiu, kad kaip negalima savęs į bėdą įstumti, o tikrai apie tave rašysiu. Tai nes mums siekia kolegos. Visą toks natūralus interesas, nes Izaoko tema iš tikrųjų labai aktuali. Ji kalba apie tokius tamsus Lietuvos, ar ne, istorijos puslapius. Tai aš manau, kad pati idėja tikriausiai, ar ne, labai vežė rizikuoti. Jo, ir rizikuoti tai vežė, kai Jurgis atėjo pas mane, mes iš pradžių sakė, kad norėčiau dirbti su tavim, tai mes iš pradžių galvojom apie kitą netgi idėją. Sakau, ar turi kokių idėjų, jisai apie kitą. Vieną galvojo idėją, o po to sako, man ir Izaokas škėmas patinko. Izaokos škėmas. Gerai pasakiau, Izaokos škėmas. Škėmos Izaokas mano yra pats mėgiamiausias škėmos kūrinys. Man jis labiau ir už baltą drobulę patinka, dėl to, kad jis yra labiausiai išversto žarnos, ar ne, kaip čia pasakyti, labiausiai toksai vidinių peripetijų ir kūrinys. Ir aš sakiau, Izaokas, jeigu darom Izaoką. Ir buvo labai sunku, mes labai sunkiai radom, kas rašytų, nes ir Pranas Morkus amžinatelis atsisakė rašyti. Vienas kitas garsus scenaristas perėjo į kitą gatvės pusę, sako, aš ne. Kitas atidėliojo, sako, galėčiau galbūt, bet kaip noriu pabaigti savo knygą rašyti. Tai mums labai sudėtinga buvo rasti kas scenaristą.
scenarijaus rašytoja ir beje, Vokietijoje buvom radę, bet tada Jurgiui nepatiko, kaip jinai rašo šitą. Tai vėlgi ieškojom ir dėl to gavosi, kad 3 scenaristai - Nerijus Millerius ir Jurgis ir Saulė Bliuvaitė, dar Jurgio tėtis prisidėjo pradžioje irgi. Tai va taip sunkiai gimė scenarijus, kaip ir sunkiai gimė pats filmas, nes būdavo mes pafilmuojam ir vėl laukiam, galvojam, vis prirašyti reikia. Toks labai ilgas filmavimo procesas buvo, nepriimtinas vėlgi komerciniam kine. Kai valstybė sponsoriuoja, tai tu gali šitaip žaisti ir daryti, žinai, pafilmuoti ir žiūrėti, bet aš daug klaidų. Visas klaidas, ko aš sakydavau savo studentams, nedarykit, aš sugebėjau padaryti šitą filmą. Tai va. Visada sakydavau, kad nesiskolinkit pinigų, ieškokit kitur, stenkitės viską nufilmuoti vienu bloku arba maksimum 2 blokais, jeigu reikia, ar ne, žiemos ir vasaros, negali visko nufilmuoti per vieną mėnesį. Bet patartina yra, nes tada kaštai sumažėja filmavimo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet filmas gavosi geras ir aš galvoju, kad jis reikalingas yra. Ir jau tada iš karto supratau, kad jis reikalingas, dėl to, kad nėra jis apie holokaustą, jis yra apie meilę, apie praradimus, apie kaltę. Bet aš galvoju, kad tai, kad mes užkabinom holokaustą tame filme, yra labai reikalinga. Ir ypač dabar, kada vėl pasaulis yra tikrai darosi antisemitinis. Galbūt ir su reikalu darosi antisemitinis, nes galbūt Netanjahu ten ir netaip daro. Bet jis irgi jis daro tai, ką jis turi daryti, nes Izraelis yra valstybė apsupta priešų, vėl jos nori visi sunaikinti, ne tik arabų pasaulis dabar nori sunaikinti, bet ir kitos valstybės. Ir baltieji, žodžiu, šiai dienai jis dar aktualesnis negu tada, kai mes jį gaminam. Aš galvoju, kad labai gerai, kad jis yra pagamintas. Galima būtų jį netgi perleisti dabar iš naujo, beje. Įgarsinti angliškai ir išleisti iš naujo. Nes pandemija mums pakišo koją tame filme. Žiauriai pakišo koją. Tiesiog žmonės neturėjo. Tiesiog žmonės neėjo į kino teatrus, nenorėjo eiti, o kai jis pavogtas, tai jis pavogtas. Nu, tai tada. Arba portaluose vėlgi VOD, tuose vadinamuose, ne, Video on Demand, portalas jis silpnai žiūrimas. Ir vėlgi reikia papildomos reklamos. Kas yra kinas? Kinas yra tam pačiam Holivude, ar ne? Jeigu filmas yra pagaminamas už 100 milijonų, 50 milijonų paprastai kainuoja jo reklamos kaštai. Arba dar netgi atvirkščiai būna netgi dabar kartais, bet tai yra kartais, vidutiniškai aš čia pasakiau kaip. O kartais būna, kad reklamos kaštai yra didesni negu pačio filmo kaštai, ar ne? Ir kaip Anora, sakykime. Puikus pavyzdys. Puikus pavyzdys. Prasto filmo puikus pavyzdys. Aš nežinau, kai kas gal mėgsta jį, bet prasto filmo geras pavyzdys. Aš Šoną Bakerio gan labiau mėgstu, ne pačią Anorą. Man jo fantastiški, kiti filmai man jo labai patinka. Anora... Nes tai gal komerciškiausias, tiesa. Tikrai. Ir apipintas daug tokio. Tai va, tai reikalingos vėlgi didelis lėšos reklamai, ar ne? Ir reklama yra tas, kas pasako žmonėms. Tai yra normalus dalykas, reiškinys, normalus reklama yra. Turi žmogus sužinoti, kad yra toks filmas, kad jį galima pažiūrėti, kodėl jį norėtų žiūrėti. Visą tai reikia pateikti. O kaip tu pateiksi? Reikia reklamuoti jį. Tai vėlgi didžiuliai kaštai. Žodžiu, yra kažkoks būdas pratęsti tą gyvybę filmo, nors jis jau sukurtas prieš keletą metų, bet tam reikia strategijos, reikia čia variantas. Tam reikia finansavimo ir tam reikia... Tinkamo laiko. Tam reikia pasiryžimo, reikia vėlgi prodiuserio ir režisieriaus pasiryžimo kartu tą padaryti, pergarsinti, sakykime, jį angliškai, ar ne, būtų variantas pergarsinti, galbūt netgi šiek tiek pamontuoti. Ne, pamontuoti negalima. Jau yra padarytas. Kitas filmas būtų. Kitas filmas būtų. Bet taip jau yra ir Ar po šito iššūkio su Izaoku, kur vis dar istorija tęsiasi, čia jau vienas tokių turbūt didžiausių prodiusavimo, ar ne, kažkokiu, ar pasikeitė santykis su Lietuvos kinu, su Lietuvos žiūrovais, gal kažkokio nusivylimo atsirado, ar kaip tik atsirado daugiau ryžto daryti kažkaip kitaip? Gal yra to nusivylimo, bet ne, iš tikrųjų tai yra vis tiek, kai patiri savo kailiu, nors tai, ką mokinau teoriškai, bet kai savo kailiu patiri, vis tiek apaugi tai storesnė žievė ir žiūri, kad nebedaryti to. Ir dabar jau tikrai užskolintus pinigus jau nebesinori. Nors būna vėlgi, kai darai dokumentiką, tu neišvengi to. Tu turi vėl pasiskolinti kažkokių tų pinigų, kad
pradėti tą dokumentiką, kad kažką užkabinti, kad paskui jau kreiptis į Lietuvos kino centrą ir įrodinėti, ir įrodyti, kad reikalingas yra filmas, kad jie irgi susidomėtų. Vėlgi aš puikiai suprantu Lietuvos kino centrą, jie negali finansuoti visų filmų, kiek norinčių yra. Yra 2 teikimai per metus ir kiekviename teikime yra virš 100 paraiškų. O filmų tiek negali gimti, nes nėra tokių lėšų. Norinčių visada bus daugiau. Ačiū Dievui, kad jų yra vis daugiau, nes tada kyla kortelė kokybės paraiškos ir tie tik tais, kurie gerai pateikia tą paraišką, kurie įrodo, kad jų idėja gera, tada tik tais tie gauna finansavimą. Ir čia yra toks, tiesiog gyvenimas. Tai vis tiek aš daugiau dabar stengiuosi, kad ieškos finansavimo iš kitur, o ne iš privačių, nes neapsimoka. Neapsimoka iš savo pinigus, iš savo skolinius pinigus gaminti filmą. Aš dar už kadro pagyriau paties imtą interviu iš Algimanto Puipos. Labai buvo publikuotas Nemune, tikrai labai susilaukė daug gerų atsiliepimų. Skaitykit Nemuną. Geras žurnalas. Mes kalbėjome apie reklamą, tai labai svarbu. Taip. Norėjau tavęs paklausti apskritai, kadangi esi Lietuvos kine jau daugybę metų ir esi dirbęs su labai žymiais režisieriais. Kaip tu pats vertini tą kino raidą? Ar kažkaip tas kinas kinta, į kurią pusę, kokios tendencijos, kokios prognozės galbūt, kaip iš prodiuserio perspektyvos? Prognozuoti tai yra pats blogiausias užsiėmimas, bet Lietuvos kinas dabar gyvena savo aukso amžių ir tai yra džiugu ir norisi, kad tai tęstųsi, nes grubiai, kaip dažnai aš pasakau, kad kai 2013 metais Igno Jonyno Lošėjas atsidūrė Varšuvos kino festivalyje, jų buklete buvo parašyta. Na ir štai mes turime filmą iš šalies, kur kino industrija yra dar tik vystykluose. Wow. Žiauriai pasakyta, bet labai daug teisybės tame. Ir iš tikrųjų nuo 13 metų Lietuvos kinas pradėjo būti pastebimas ir jis pradėjo būti kokybiškesnis abiem prasmėm, kad tas menas, kurį kurdavo mūsų senieji mohikanai, jisai pasidarė labiau šiuolaikiškas, kurį kūrė jų studentai, ar Puipos, arba Lapinskaitės, arba dabar jau Marijos Kaftaradzės ir Bareišos studentai, nes jie irgi dabar dėsto. Jie vis pakopa po pakopos lipama aukštyn ir dabar Lietuvos kinas yra labai pastebimas Europoje. Ir jeigu apie Rumunijos kiną prieš 20 metų vis šnekėdavo, kad tai yra, oi, reiškinys, koks įdomus, dabar apie lietuvišką kiną šneka, kad jis yra įdomus. Ir mes labiau finansuojama Estijos arba Latvijos kiną esam aplenkę ir aš netgi drįsčiau sakyti visą galvą. Aišku, Flow arba tas potvinis animacinio filmo yra išskirtinis toks atvejis, išimtis, bet mes tikrai turim ką parodyti pasauliu, ką pašnekėti. Ir tai yra lietuviško arba lietuviško žmogiško identiteto išraiškos forma. Ir tai atsitiko dėl to, kad yra ta stipri kino praeitis, galbūt ne tokia stipri kaip Danijos, kurie tebeturi veikiančias kino industrijas nuo 905 metų, ar ne, sakykime, mūsų kino industrija iki karo buvo jokia. Vienasgi tik tais filmas buvo, ar ne? O po karo buvo vėlgi Maskvos ruporas ilgą laiką, po to ten buvo šioks toks kinas, sakykime, Žalakevičiaus, Žebriūno, Verbos arba Vabalo, visų tų Grikevičių ir buvo kažkoks tai stiprus geras, bet jis nebuvo toks tarptautiškai pripažintas, koks jis yra dabar. Bet jis neatsirado iš bet kur, jis atsirado iš pagrindų to, ką mes turėjome ir būtent tos mokyklos, kad ir kaip ją kai kurie norėtų kritikuoti, jinai buvo tikrai stipri ta kino mokykla, nors neturėjo beveik jokių techninių galimybių, mūsų kameros buvo juokingai prastos ir mūsų galimybės akademijoje, konservatorijoje ir paskui akademijoje irgi baisiai prastos buvo, bet to kino pagrindu plus jaunųjų žmonių entuziazmu, nes tos ir Skalvijos akademija, ir Young Blood akademija, ta mokykla, kur yra ir tikrai reikia rengti galvą prieš
Kamilę Milašiūtę, Kaftaradzę ir Bareišą ir visus kitus, kurie, Beinoriūtę ir visus kitus, kurie prisidėjo prie to, jie yra tikrai didžiulė įtaka. Ir tas jų entuziazmas, jie neuždirba ten didelių pinigų, bet jie nori perduoti jaunai kartai. Ir jie sugeba tą padaryti. Ir jie sugeba papasakoti tą, ką jie suprato, ką jie išgirdo, ką jie išmoko, plus ką jie suprato ir ką jie daro kitaip. Ir visa ta kokofonija ir ta konsistencija ir tas visas, ką jie yra sukaupę, tas visas toks kamolys kino yra perduodamas iš kartos į kartą. Ir labai, tas mūsų lietuviškas kinas dabar, jeigu būdavo anksčiau, kad sunku papulti ir vos išgirsti, dabar festivaliai netgi patys klausia, ar yra naujo kažkokio kino. Jie atvažiuoja ir tuos mūsų, kad ir tie ir Skanorama arba į Kino pavasarį atvažiavę, jie atvažiuoja rimti programai ir rimtų festivalių ir ieško lietuviško kino, nes lietuviškas kinas kalba apie save, jis davė apie save žinoti, žinai, blogas išsireiškimas davė apie save žinoti, bet taip yra. Iš tikrųjų jis yra žinomas ir jis yra ieškomas ir jis yra... Aš taip džiaugiuosi. Ir džiaugiuosi, kad aš irgi šiek tiek esu prisidėjęs prie to. Nu, vis tiek dėstytojavau ir... Aš kaip tik dabar buvau Karlovy Varuose Čekijoje ir pati liudijau Vytauto Katkaus. Sėkmę. Sėkmę? Taip. Buvo 2 išrinkti geriausi režisieriais, vienas buvo iš jų. Taip. Arba pereitų metų... Po padidinamojo stiklo. Jo, pereitų metų, kur Bareiša buvo pripažintas geriausiu režisieriumi, o Saulės Bliuvaitės filmas buvo pripažintas geriausiu filmu. Vienam dideliam Lokarno festivalyje 2 lietuviški filmai nunešė pagrindinius laurus. Čia yra absoliučiai didelis pripažinimas. Čia yra kaip olimpiados, vos ne, aišku, ne Kanai, bet tai yra vienas svarbiausių Europos festivalių Lokarno. Mano kolega iš Nemuno, kuris irgi rašo apie kiną, kaip tik atsiuntė man tokią žinutę, kad viename iš Kanados festivalių Nišinių Šarūnui Bartui yra skirtas irgi labai didelis dėmesys. Tai žodžiu, Taip. Ne tik jaunoji karta, man atrodo, bet ir mūsų klasikai toliau tęsia, ar ne? Šarūnas tai yra tikrai reiškinys ir jo filmai yra tikrai įdomus, nes jis sugeba tą, ką taip kaip nori kalbėti, sugeba ir toliau kalbėti ir yra ištikimas savo kino kalbai ir jisai daro puikius dalykus ir kritikuoti galima viską ir atsirandančių kritikų, bet ką galima kritikuoti ir bet kiek. Taip tikrai Šarūnas. Tas pats Kanados festivalis, nežinau, ar tas festivalis, ne Toronto turbūt festivalis čia buvo, ne? Kažkoks labiau nišinis mažesnis tikriausiai. Bet Toronto festivalis, kaip jis pripažino Marija Kaftarazė, arba kaip Sundance'as davė jai geriausios režisierės titulą. Tai yra čia pagrindiniai Amerikos festivaliai. 2 pagrindiniai Amerikos festivaliai. 2 didžiausi, sakykime. Ne? Dar Slamdance'as yra irgi svarbus jų festivalis. Nu, kaip ir Teluridė, kaip ir New Yorko festivalis irgi yra. Roberto De Niro festivalis, kaip jis vadina? Taip ir pavadinkim Roberto De Niro. Ne, jisai turi savo pavadinimą New York'e vykstantis. Tai va, tai jie yra irgi svarbus, bet tie 2 yra pagrindiniai didžiausi festivaliai. Bet šios tendencijos rodo, kad ne tik režisieriai kūrė įdomią kūrybą, bet man atrodo, kad ir prodiuseriai labai gerai dirba savo darbą, ar ne? Visas mechanizmas gerai veikia. Negali režisierius vienas pats padaryti. Jis tikrai turi turėti savo bendrą autorių arba bendrą keleivį, sakykime, gal labiau negu bendrą autorių. Nes yra prodiuserių, kurie dalyvauja scenarijaus rašyme ir aktyviai dalyvauja ir siūlo ir korekcijas ar dar kažką taip. Aš, pavyzdžiui, ne iš tokių esu, aš tikrai leidžiu scenarijum pačiam gimti, režisieriui ir filmui gimti, bet aš žinau, kad mano kiti kolegos, jie tikrai dalyvauja tame ir galbūt ir rezultatai jų geresni, aš nežinau, bet mūsų prodiuseriai ar Marija Razgutė, arba kad ir Giedrė Burokaitė, kad ir Uliana Kim, jie yra tikrai gerai dirbantis ir puikiai sugebantis padaryti, sukurti filmą, nes filmo sukūrimas yra gan sudėtingas ir atsakingas mechanizmas ir daugiausiai atsakingas už tai yra būtent prodiuseris, o ne režisierius. Režisierius už meninę kokybę, už savo minties pateikimą, ar ne, už savęs išraišką, bet už tai, kad tai būtų padaryta, vis tiek yra atsakingas yra prodiuseris. Jis turi sudėlioti ne tik tais grafiką filmavimo, ne tik tais aktorių dalyvavimo užtikrinti, bet ir finansavimo stabilumas ir visa kita. Jo, tai yra duetas, tai yra režisierius ir prodiuserio duetas. Jie abudu yra
kongenialūs ir lygiaverčiai. Ir labai gera pastebėti, kad prodiuserio specialybė nebėra tokia šešėlėje, nebėra kažkoks finansininkas ar renginių organizatorius, bet yra lygiavertis partneris tame kino procese ir mes vis daugiau skaitom ir interviu ir tikrai labiau matomi, bent jau iš mano irgi patirties. Sovietiniais laikais nebuvo prodiuserių, buvo filmo direktorius ir jie visiškai buvo šešėliai ir visiškai nežinomi, bet jie ir kažkokį tai prodiuserio darbą darė. Ir yra tokių ir garsesnių vardų, kurių aš ne visai norėčiau minėti, bet taip, kino prodiuseris dabar yra vos ne kūrybinė asmenybė, nes tu turi sugalvoti, tu turi suvesti galus, ir tas finansavimas yra sudėtingas dalykas, darbas su tavo kolegomis iš užsienio, jeigu tai yra koprodukcija su kitom šalim, irgi yra sudėtingas dalykas. Tai yra reikalų. Kalbėjom, kad mėgsti rizikuoti. Ar yra kažkokia idėja, kuri persekioja dirbti su kažkokiu filmu, kur vis kažkokia tema, kur vis sugrįžta ir sugrįžta? Čia kalbant galbūt ir apie ateities kažkokius planus. Ateitis paprastai pasidiktuoja pati ir būna, kad kartais organizuoju ir nepavyksta. Čia aš visai neseniai su Piteriu Grinavėjum daug bendravau ir norėjau kartu gaminti kartu su Lenkais ir Šveicarais. Bet kažkas įvyksta žmogaus gyvenime, šiuo atveju ir nebuvo Grinavėjaus gyvenime įtakos ten visokios ir neįvyko tas mūsų planas. O buvo labai gražiai surekstas planas ir scenarijus visai neblogas ir neįvyko. Ir jam labai sunku, nes jis nori režisuoti, nors jis jau, tai ilga istorija, jis jau norėjo būti miręs. Buvo nutaręs gyventi iki 80 metų, tik tais ir priimta eutanaziją, bet jis puikiai jaučiasi, nutarė nebemirti ir gamina toliau filmus, nes čia yra atskirai ilga istorija, bet labai įdomi istorija. Tai būna taip, kad nori su kažkokiu režisierium dirbti arba nori kažkokį tai padaryti projektą, kuris galėtų būti super duper. Bet šiuo metu mes ruošiamės filmuoti filmą kartu su prancūzais. Lietuvoje filmuoti. Šitam pačiam name čia gyvena režisierius filmo ir dailininkė iš Prancūzijos, kuri dirbs kartu su lietuvių dailininku, su labai talentingu mūsų Paulium Aničiu. Jis beje ir Izaoko dailininkas buvo ir pats yra režisierius. Tai jie bus kartu dailininkais. Ir spalį, lapkritį filmuosim filmą ir tikrai turėtų būti geras. Čia, Vilniuje. Apie Vilnių ir daugiausiai apie Vilnių ir Vilniuje. Taip. Kai kurios scenos Vilniuje, o kai kurios scenos, nes ten reikia bažnyčios pravoslavų, veiksmas vyks okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Tai irgi toks sudėtingesnis filmas. Ir taip, būna, kad kartais laikai ir jeigu dabar viską pradėsi pasakoti, tai iš karto ir neįvyks tas. Būna laikai ir taip. Prietaringai. Nesu prietaringas, bet iš tikrųjų, kas iš to, kas papasakos ir paskui, žinai, tą norėjo ir nepavyko. Norime darbais, ne žodžiais, ar ne? Įrodinėti. Jo, bet taip, norisi.